žiūrovai, labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, sveiki sugrįžę į Jesenicės, į areną, kurioje netrukus Lietuvos komanda pradės rungtynes su Bosnija ir Hercegovina. Dabar nacionaliniai abiejų valstybių himnai. Taigi grįžtame į Podmežaklos areną paskutinį kartą šiuose pirmenybėse ir tai yra paskutinis svarbus susitikimas Europos krepšinio čempionato B grupėje. Varžovų komandos vyriausiasis treneris Aleksandro Petrovičius nuteikinėja savo komandą žūtbūtiniam ir lemiamam mūšiui. Bosnija ir Hercegovina po 2 pergalių iš eilės turi šansą ir pamėgins šiandien padaryti viską, kad tuo šansu pasinaudotų. Po to, kai Latvijos rinktinė šiandien 20 taškų skirtumų nugalėjo Makedoniją 76-66. Nežinomųjų liko labai nedaug. Latvijai jau kitam etape, serbai taip pat jau kitam etape, nepriklausomai nuo to, kaip jie sužais su Juodkalnijos krepšininkais šį vakarą. Ir serbai kalbama, jog tausos savo lyderius ir leis jiems pailsėti. Tuo tarpu Lietuvos komandos laukia mūšis, kuriame reikia pergalės. Na, žinoma, yra ta matematika, bet ko gero mažiausiai tą matematiką reikėtų užsiminėti krepšininkams, dėl to, kad vienas dalykas norisi, jog jie pajustų savo žaidimą, savo ritmą ir gerintų jį su kiekviena diena. Vakar buvo neblogos, bet labai atkaklios rungtynės, ko gero nieko labai lengvo nereikėtų tikėtis ir šiandien, nepaisant to, kad Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai buvo laikomi vienais iš šios grupės outsiderių prieš šį čempionatą, nepaisant to, kad draugiškose rungtynėse Atėnuose mes juos nugalėjome lengvai 94-73. Bosnija ir Hercegovina dar kartą patvirtino, kad jeigu ne visame Europos čempionate, tai bent jau mūsų grupėje tų silpnų komandų nėra. Taip jie pralaimėjo Latviams pirmose rungtynėse, taip jie pralaimėjo serbams antrose rungtynėse, tačiau po to iškovota pergalė prieš Juodkalniją ir dar viena pergalė prieš Makedoniją leidžia Bosnijai ir Hercegovinai žaisti šias rungtynes, turint omenyje ir širdise tikslą pakovoti dėl vietos antrajame Europos krepšinio čempionato etape. Na, jeigu Latvijai būtų pralaimėję rungtynes, dabar būtų ramiau dėl to, kad nepaisant šito susitikimo baigties, Lietuvos rinktinė jau turėtų kelialapį į kitą etapą. Bet yra ir kitas dalykas. Tokiu atveju, jeigu Latvijai būtų pralaimėję, Lietuvos komanda
pralaimėjusi bent vienu tašku, būtų užėmusi tik tai trečiąją vietą ir patekusi į kitą etapą neturėdami įskaitinių taškų. Šiandien lietuviai teoriškai gali pralaimėti 9 taškais ir tokiu atveju patektų į kitą etapą turėdami įskaitinę pergalę prieš latvius. Ir čia pirmieji Lietuvos rinktinės taškai. Martynas Pocius prasidėjęs ant suolo visą mačą vakar rungtynėse su Juodkalnija atidaro Lietuvos taškų sąskaitą taiklių metimų iš po krepšio. Lietuvos rinktinės penketas: Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Martynas Pocius, Linas Kleiza ir Jonas Valančiūnas. Varžovai klysta ir praranda kamuolį vienas iš svarbiausių krepšininkų jų gretose, Nihadas Dėdovičius. Kai kalbame apie Bosniją ir Hercegoviną, reikia išskirti du žaidėjus. Tai yra žinoma Mirza Teletovičius, jis rezultatyviausias savo komandoje, pelno po 18 taškų. Nihadas Dėdovičius pelno 17. Abu jie patenka į 20 rezultatyviausių krepšininkų Europos krepšinio čempionate ir abu patenka į 10 pagal praleidžiamas minutės. Linas Kleiza, taiklus metimas iš toli, 5-0 po šio tritaškio. Taigi du varžovų lyderiai praleidžia po 37 minutės. Nihadas Dėdovičius taip pat atlieka 4 rezultatyvius perdavimus. Yra pirmas Europos krepšinio čempionate pagal perimtus kamuolius. Ir greta jų taip pat reikėtų nepamiršti Zakarį Raito, kuris atkovojo net 8 kamuolius ir yra pagrindinis šios komandos žaidėjas. Kaip tik jo prasiveržimas ir metimas netaiklus. Po to pražanga Jonui Valančiūnui. Ir dar vienas žaidėjas, kurį reikėtų išskirti Bosnijos ir Hercegovinos komandoje, tai yra žmogus, kuris stoja mesti dabar baudų metimų. Elmedinas Kikanovičius yra irgi vienas iš geriausių savo komandoje pagal atkovotus kamuolius. Ir šis 2,10 cm žaidėjas pridarė nemažai nemalonumų tarpusavio draugiškose rungtynėse, taigi su juo teks pakovoti. Bet šiaip iš esmės, lyginant mūsų komandas, tuom visi varžovų lyderiai ir baigėsi dėl to, kad ties tais 4 krepšininkais ir sustoja visa smogiamoji Bosnijos komandos jėga. Sumeta Elmedinas Kikanovičius abu baudos metimus. O čia Mantas Kalnietis prasiveržė lengvai, o štai pataikyti nepavyksta. Ir iš karto greitas Bosnijos atsakymas, štai taip gudriai. Dėdovičius prasiveržė po krepšiu ir pelno 2 taškus. Labai gerai skaito žaidimą šis krepšininkas visada pamato atsivėrusią galimybę, visada pamato atsidengusi draugą. Nors, aišku, Bosnijos ir Hercegovinos komanda nežaidžia to tokio komandinio krepšinio. Išsisuka kamuolys iš lanko po Lino Kleizos prasiveržimo, šypsodamasis pasižiūrėjo rungtynį arbitrą Linas Kleiza, galima žaisti toliau. Dėdovičius po krepšiu, Jonui Valančiūnui pražanga. Ir tai yra antroji Jono Valančiūno pražanga šios dienos rungtynėse, po kurios jis gauna priekaištų iš Jono Kazlausko, nes pražanga atsitiko po to, kai Jonas Valančiūnas tiesiog neužsiėmė teisingai pozicijos po savojo krepšiu. Ir vienas iš Bosnijos ir Hercegovinos lyderių, Nihadas Dėdovičius, lygina rezultatą šios dienos rungtynėse. Na, lyginant statistiką, reikėtų pasakyti, kad šiame Europos krepšinio čempionate lietuviai taikliau atakuoja iš visur, tiek iš vidutinių nuotolių, tiek iš toli, išskyrus baudų metimus, atlieka daugiau rezultatyvių perdavimų, padaro 2 klaidomis daugiau už varžovus, bet didžiausias kontrastas yra kova dėl atšokusių kamuolių. Ir vėl, tai yra komanda, kuri yra viena iš geriausių pagal šį rodiklį, kai kalbama apie atkovotus kamuolius po varžovų krepšiais. Netikslus perdavimas Linui Kleizai, varžovai išmuša kamuolį. Bosnijai nusima 14 kamuolių po varžovų krepšiais, lietuviai tik tai 8,5. Ir mes matėme, kaip vakar prieš tokią pat kietai besikrumenčią dėl kiekvieno kamuolio komandą rungtynėse su Juodkalnija lietuviams buvo sunku. Lietuviai išsilaikė tame mače, žaisdami patys neblogą krepšinį puolime, tačiau su varžovų atitvėrimais ir jų lyderiais šiandien reikės būti gerokai atidesniems. Na, o Lietuvos komandos pagrindinė gale kol kas šiame čempionate yra gynyba. Lietuva praleidžia 65 taškus į savo krepšį ir pagal šį rodiklį užima antrąją vietą Europos čempionate po ispanų. Bosnija praleidžia į savo krepšį 7 taškais daugiau. Jonas Mačiulis ir prieš mus varžovai meta 36% taiklumu iš žaidimo ir tai taip pat antroji vieta Europos krepšinio čempionate. Na gerai, baigiam su tą statistiką ir dabar iš naujo prasidedanti Lietuvos komandos ataka. Bosnija ir Hercegovina priekyje 6-5. Nepaisant to, jog lietuviai pradėjo šias rungtynes pelnydami 5 taškus iš eilės.
Šios dienos rungtynėms teisėjauja Elijas Koromilas iš Graikijos, Tomašas Stravickis iš Lenkijos ir Antonas Maklinas iš Rusijos. Jis kaip tik dabar ir fiksuoja pražangą prieš Joną Mačiulį. Juoda diena buvo vakar Jonui Mačiuliui, nekrito. Ir krepšys tarsi buvo užrištas. Tikėkime, kad dviejų tokių dienų iš eilės būti negali. Sudėtingas Jono Valančiūno metimas iš po krepšio. Jis netaiklus ir Zachary Wrightas siunčia kamuolį į užribį. Ne ten stovėjo Markos Šutalas, jo komandos draugas. Taigi Bosnija ir Hercegovina praranda antrąjį kamuolį šios dienos rungtynėse ir suteikia šansą lietuviams susigrąžinti savo pranašumą. Martynas Pocius ir Linas Kleiza pradėjo rungtynės taikliais metimais. Kleiza maždaug iš čia pataikė, dabar meta pro šalį Jonui Mačiuliui. Pavyksta ištraukti kamuolį ir suteikti dar vieną galimybę Lietuvos komandai. Užstrigo Lietuvos rinktinės puolimas po pirmųjų dviejų sėkmingų atakų. Ir vėl nepraeina perdavimas. Jonas Mačiulis iš toli ir netaiklus Jono Mačiulio metimas. Kol kas su pataikymu nekaip. Ir čia Elmedino Kikanovičiaus 2 taškai iš po krepšio. 8-5 Bosnija ir Hercegovina didina savo pranašumą iki 3. Sužaidus 4 minutės ir 20 minučių. Šiame susitikime Mantas Kalnietis imasi iniciatyvos, jo reidas po krepšiu prieš aukščiausią varžovų krepšininką. Drąsiai iki galo ir svarbiausia taikliai. Mantas Kalnietis vakar atliko 7 rezultatyvius perdavimus, pelnė 10 taškų ir kaip ir Renaldas Seibutis aikštelėje praleido 41 minutę. Na, o štai čia tie Mirza Teletovičiaus metimai, kurių reikia tikėtis, kuriuos reikia saugoti ir Mirza Teletovičių varginti, kiek tai yra įmanoma. Iš tikrųjų, pakankamai blankokai pradėjo Mirza Teletovičius Europos pirmenybės, tačiau atsigavo per paskutiniuosius 2 mačius. Ypatingai geras jo pasirodymas buvo rungtynėse su Makedonais. Teletovičius pelnė 22 taškus, pataikė 4 tritaškius iš 8, pusę savo 2 taškų taip pat. Ir keitimas Lietuvos komandoje. Joną Valančiūną keičia Robertas Javtokas. Mantas Kalnietis gavo gerą perdavimą iš po krepšio neįmetė, pats pasiėmė kamuolį ir dabar pamėgins atiduoti kam nors kitam iš komandos draugų gerą perdavimą. Robertas Javtokas vakar nelabai pavyko jam įeiti toms 4 minutėms. Antroje mačo pusėje puikiai veržėsi po krepšių Martynas Pocius, tarsi primindamas, kad jis yra kol kas vienas iš tų mažiausiai naudojimų rezervų, bet jis yra ir jo pasikliauti galima. 9-11 po Martyno Pociaus 2 taškio antrojo šios dienos rungtynėse ir Martynas Pocius prie Mirza Teletovičiaus. Iš 3 taškų zonos meta Mirza Teletovičius ir nepataiko. Šiaip aišku būtų geriau, kad greta Mirza Teletovičiaus stovėtų aukštesnis krepšininkas nei Martynas Pocius. Mantas Kalnietis. Pocius vėl pro galinę liniją, pro Mirza Teletovičių palieka varžovą už nugaros ir Mirza Teletovičius tik tai žeria priekaištų savo komandos draugams, kad niekas jam nepadėjo apsiginti prieš Mantą Kalnietį. Mantas Kalnietis yra Lietuvos Baumo kalibas šiame Europos krepšinio čempionate. Tai yra krepšininkas, kuris meta į krepšį dažniau už bet kurį kitą Lietuvos rinktinės žaidėją. Beveik privertė suklysti varžovus lietuviai, po to nesėkmingas bosnių metimas. Mantas Kalnietis ir pražanga Markui Šutului. Ar tiesiog išmuštas kamuolys? Ne, pražanga. Mantas Kalnietis šiame Europos krepšinio čempionate iki šio mačo iš 44 metimų pataikė 21, tai yra pagal taiklumą 17 vieta. Ir Mantas Kalnietis yra apskritai dažniausiai atakuojantis krepšininkas Lietuvos rinktinėje. Ir dažniausiai atakuojantis ir daugiausia kartų pataikantis į varžovų krepšį, o dabar jis padaro klaidą, kurios Martynui Pociui ištaisyti nepavyksta. Pačios apmaudiausios yra štai tokios klaidos. Ir ataka prarasta, ir varžovų taškai 2 lengvi, ir dar pražanga Martynui Pociui, ir plius dar vienas baudos metimas. Visa nemalonumų kombinacija viename kokteilyje ir Nihadas Džedovičius meta 2 baudos metimus. Taškų. Jo vidurkis šiame Europos krepšinio čempionate, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 5,5 atkovoto kamulio. Po Nihado Džedovičiaus perimto kamulio. Kaip ir minėjau, jis pirmauja pagal šį rodiklį Europos čempionate, varžovai vėl priekyje. Linas Kleiza prieš
Mirza Teletovičių labai užtikrintai ir nieko ypatingai iš vis ir nesistengia Mirza Teletovičius gynyboje. Tai, kad jam reikėtų darbuotis, ginantis, taip pat būtų pasiekimas Lietuvos komandai, dėl to, kad kuo greičiau pavargs varžovų komandos lyderis, to turėtų būti lengviau rungtyniauti. Lietuviams Džedovičius numeta kamuolį komandos draugams ir neiškentėjo Renaldas Seibutis. Ar vis dėlto pražanga Robertui Javtokui? Ne, Renaldas Seibutis prasižengia. 2 baudos metimus. Meta dar vienas neblogai prieš lietuvius draugiškose rungtynėse sužaidęs varžovų gynėjas Nemanija Gordičius. Na, jis yra rungtyniavęs iš tikrųjų gerose klubuose, Romos Lotematikoje, Belgrado Partizane. Dabar jo kontraktas galioja su Belgrado Partizano komanda. Tiesa, paskutinysis sezonas buvo vienas iš tokių prastesnių Nemanija Gordičiui. Ir jo statistiniai vidurkiai buvo labai kuklus. Šiame Europos krepšinio čempionate jį Lietuvos rinktinės skautai išskyrė iš tų krepšininkų, kuriems reikėtų skirti papildomai dėmesio. O dabar kamuolį į varžovo aikštės pusę persivaro Renaldas Seibutis. Mantas Kalnietis, prieš jį Gordičius. Pocius, Robertas Javtokas siūlo užtvarą, Pocius jie nepasinaudoja. Gauna labai gerą perdavimą Robertas Javtokas po krepšiu ir pelno 2 taškus. Čia idealus žaidimas 2 prieš 2. Gera užtvara, atsidengia Robertas Javtokas, 2 varžovai lieka prie Manto Kalniečio, perdavimas ir svarbiausia, taiklus Roberto Javtoko metimas iš po krepšio. Tai būna ne visada, bet šį kartą viskas išėjo tiksliai ir gerai. Diedovičius reikia padėti Martynui Pociui, pasistengė atskubėti į pagalbą Linas Kleiza. Mantas Kalnietis iš eigos, 2 taškai. Jokio derinio, jokio išsirikiavimo, jokių lėtų perdavimų aplink ratu ir baudos aikštelėje. Tiesiog greitas, taiklus 2 taškas ir Lietuvos komanda priekyje 17-16. Vakar lietuviai žaidė greičiau ir metė 3 taškų daugiau nei įprastai ir pataikė jų daugiau nei įprastai ir tuomet viskas buvo lengviau ir visose kitose pozicijose. Ir Jonas Valančiūnas atsipalaidavo nuo varžovų ne kartą ir ne 2, ypatingai trečiajame kėlinyje. Manto Kalniečio 3 taškis galbūt ir skubotas šiuo atveju, dėl to, kad visi varžovai jau buvo savo aikštės pusėje. Gordičius iki galo ir taiklus. Nemanijos Gordičiaus metimas, vėl sugrąžinantis persvarą Bosnijos ir Hercegovinos komandai. Mantą Kalnietį, ko gero, greičiausiai netrukus pakeis Tomas Delninkaitis. Nors gali, aišku, Tomas Delninkaitis išeiti ir vietoj Renaldo Seibučio. Pražanga, bet varžovai tik tai dabar prasižengė 4. kartą šios dienos rungtynių pirmajame kėlinyje. Mantą Kalnietį pakeitė Tomas Delninkaitis. Pagrindinis varžovų komandos įžaidėjas Zakas Raitas taip pat atsisėda ant krepšio. Tai irgi naturalizuotas krepšininkas. O prieš tai ekranuose išmėstelėjo Andrijas Stipanovičius. Taip pat svarbus priekinės linijos žaidėjas Bosnijos ir Hercegovinos gretose. Jis nedalyvavo draugiškose rungtynėse prieš Lietuvą. Bet draugiškos buvo draugiškos, o dabar nedraugiškos. Martynas Pocius ir Tomo Delninkaičio šansas. Netaiklus Tomas Delninkaitis, Diedovičius su kamuoliu. Pasitinka jį Martynas Pocius, taigi bent jau greitą varžovų išpuolį pavyko sustabdyti. Prasideda paskutinė šio ketvirčio minutė. Džedovičius, Stipanovičiaus metimas netaiklus ir pražanga varžovų komandos krepšininkui. Daliboras Peršičius pažeidžia taisyklės. Lietuvos komanda turėtų mesti 2 baudos metimus. Taip, 2 baudos metimai. Dar kartelį šio epizodo pakartojimas. Daliboras Peršičius nusitempė, griūdamas, nusitempė paskui save ir Tomą Delninkaitį. Taigi Tomas Delninkaitis meta 2 baudos metimus. Tomo Delninkaičio statistika kol kas šiame čempionate 10,5 minutės vidutiniškai per rungtynes ir 3,5 taško. Ir prameta Tomas Delninkaitis baudos metimą, o gaila, nes buvo šansas išsiveržti į priekį.
Dabar yra galimybė tik tai išlyginti rezultatą. Lygo 18-18. Ir Nemanja Gordičius reikiuoja bosnių ataką. Kol kas rezultatyviausias varžovų gretose. Džedovičius pelnė 7 taškus, žingsniai fiksuojami Gordičiui. Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidžia Martynas Pocius, 6 taškai, 5 Lino Kleizos sąskaitoje. Mindaugas Kuzminskas taip pat pasirodo Lietuvos komandos gretose. Robertas Jevtokas prieš Mirzą Teletovičių. Kabliu netaiklus metimas, kas apsigins, tai yra kas atkovos kamuolį. Net kovojo niekas, bet kamuolys palieka aikštę nuo Lietuvos rinktinės žaidėjo. Atrodo, kad tai buvo Mindaugas Kuzminskas. Taip, Mindaugas Kuzminskas. Paskutinysis liečia kamuolį ir nepavyko išsiveržti į priekį. Bosnija ir Hercegovina gali laikyti šį kamuolį iki pat kėlinio pabaigos, tačiau to nesugeba padaryti. Dar kartą Daliboras Peršičius prasižengia puolime. Ir Lietuvos rinktinė turi 6 sekundės savo atakai šiame ketvirtyje. Liną Kleizą nugriauna Daliboras Peršičius. Ir 6 sekundės. Reikia jas išnaudoti. 6 sekundės yra nemažai. Linas Kleiza, geras perdavimas jam ir pražanga puolime. Taigi tų 6 sekundžių taškais paversti nepavyko, dabar varžovai turi 60 sekundės. Būtų gera pamokėlė, jeigu jie per 60 sekundės sugebėtų pelnyti taškus. Meta per visą aikštę Mirza Teletovičius, metimas netaiklus, taigi po pirmųjų 10 minučių lygo 18-18. Antas Kalnietis žaidžia savo lūpomis, kol kas jo sąskaitoje 4 taškai, tačiau nei jis, nei kiti Lietuvos rinktinės žaidėjai, išskyrus Martyną Pocių, kol kas negali pasigirti gerų taiklumu. Tik tai Martynas Pocius pataikė visus savo metimus iš žaidimo. Kiti Lietuvos rinktinės krepšininkai kol kas šaudo pro šalį. Jonas Valančiūnas prametė vienintelį savo metimą, Mantas Kalnietis pataikė 2 iš 6, Linas Kleiza pataikė 2 iš 4. Lietuvos rinktinė nežymiai 10-8 laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, vis dėlto atakuoja taikliau negu Bosniai, 44% prieš 36, tačiau visus kitus statistinius rodiklius kol kas lyginti dar ankstoka. Jo labiau, kad rezultatas lygus. Mindaugas Kuzminskas iš 3 taškų zonas, netaiklus Mindaugo Kuzminsko metimas, o taip norėtųsi, jog jam pavyktų galų gale irgi pramušti ledus šiame Europos krepšinio čempionate. Džedovičius Gordičiui atgal. Kovingi ir drausmingi yra Bosniai. Pražanga Robertui Jevtokui. Visose rungtynėse, net tose, kuriuose jie pralaimėjo, kovėsi jie iki galo, nors, pavyzdžiui, mače su serbai iš karto pradėjo diktuoti savo sąlygas ir buvo įgyję daugiau negu 20 taškų pranašumą, tačiau mačo pabaigoje Bosnijos ir Hercegovinos ekipa sugrąžino intrigą ir pademonstravo charakterį. Na, banaliai iš tikrųjų skamba ta frazė, kad šiame Europos krepšinio čempionate nėra silpnų komandų, bet man atrodo, kad jinai yra teisinga. Ir šiandien Suomija įveikusi Graikiją tą tik tai dar kartą patvirtino. Kas galėjo pasakyti, kad graikai užims savo grupėje tik tai 3 vietą ir pateks į kitą etapą neturėdami nei vieno taško. Kas galėjo pasakyti prieš šį čempionatą, kad rusai ir turkai važiuos namo ir rusų-turkų rungtynės paskutinė grupės diena iš viso bus tik tai formalumas, kuris nieko nereiškia nei vieniems, nei kitiems. Ir tokių netikėtų rezultatų daug, tačiau jos tiesiog reikia nustoti vadinti sensacijomis. Tomas Delninkaitis pataiko iš 3 taškų zonos ir išveda į priekį Lietuvos komandą. 21-18, 3 taškai šiandieną, kol kas tik tai 2 iš 7 pasiekė tikslą ir Lietuvos rinktinė iš toli atakuoja dažniau negu Bosniai, kurie atakuoja taikliau. Antrą savo 3 taškį pataiko Mirza Teletovičius. Ir vis dėlto atrodo 2 taškai buvo įskaityti. Užmyndamas liniją atakavo Mirza Teletovičius, taigi Lietuvos komanda priekyje 1 tašku. Netaiklus Renaldo Seibučio metimas.
Teletovičius bando atsidengti, Linas Kleiza kovoja kietai dar prieš jam gaunant kamuolį ir neturi šansų metimų Mirza Teletovičius. Gera gynyba prieš jį, prieš Diedovičių Renaldas Seibutis. 2 sekundės. Diedovičius numeta kamuolį, suspėja, atrodo, išmesti laiku jį. Veršičius, tačiau jo metimas netaiklus ir galima sakyti pavyzdinė buvo Lietuvos komandos gynyba šitos varžovo atakos metu. 21-20. Tik tai minimali Lietuvos rinktinės persvara. Kol kas viskas, kas vyksta aikštelėje, labai primena vakarykštį susitikimą, kuris buvo smagus. Bet aišku, jis buvo smagus dėl to, kad buvo su gera pabaiga. Čia labai netaiklus Renaldo Seibučio metimas, nors niekas iš varžovų net neprišoko prie Renaldo Seibučio ir Martynas Pocius ruošiasi grįžti į aikštę. Aukštas ir tikslus perdavimas, po kurio 2 taškus pelno Andrija Štipanovičius iš Kazertas komandos rungtyniavo jis praėjusį sezoną Italijoje ir po jo metimo vėl priekyje Bosnija ir Hercegovina. 21 Lietuva, 22 Bosnija ir Hercegovina. Pražanga, po kurios teks išsimesti kamuolį lietuviams. Ir iš karto 2 keitimai Lietuvos komandoje. Martynas Pocius keičia Renaldą Seibutį, Lina Kleiza keičia Donatas Motiejūnas. Na tai buvo pusė lūpų kalbama, kad Donatas Motiejūnas turėtų būti vienas iš kandidatų gintis prieš Mirzą Teletovičių, kadangi yra ir aukštas, ir greitas, ir turėtų suspėti pagal varžovo klaidinančius judesius. Grįžta į aikštę ir Jonas Valančiūnas. Diedovičius atsisėdo ant suolo. O Markas Šutala pažeidžia taisyklės prieš Mindaugą Kuzminską. Markas Šutalas yra tik 3,93 cm ūgio žaidėjas. Kuo daugiau štai tokių situacijų, kai Mindaugas Kuzminskas arba Jonas Mačiulis paliekamas žaisti prieš jį, tuo geriau Lietuvos komandai. Gorbičiui kita pražanga prieš Martyną Pocių. Nu, kariauja Bosnijai ir aikštelėje, ir už jos ribų. Jų fanų čia nėra daug, tačiau jie tikrai labai garsus ir anksčiau keldavo dar didesnį triukšmą. Šiandien tiesiog jų liko mažiau, nes panašu, kad nelabai tikisi Bosnijos ir Hercegovinos komandos sirgaliai, bent jau didesnioji jų dalis, kad bosniams pavyks padaryti stebuklą, iškovoti pergalę prieš lietuvius 10 taškų skirtumų ir patekti į kitą etapą. Panašiai ir makedonai šiandieną išskydo, jų gretos sumažėjo per pusę. Dar prieš rungtynes su Latvijais Jonas Valančiūnas pamiršo, kad atakai yra skiriamos tik tai 24 sekundės. Ir vietoj to, kad atmestų kamuolį atgal Martynui Pociui, atmeta kamuolį jau praktiškai varžovams. Vėluoja Lietuvos komandos gynyba ir Andrijas Stipanovičius pelno 2 taškus, 21-24. Priekyje Bosnija ir Hercegovina. Jonas Valančiūnas nestato užtvaros Martynui Pociui. Donatas Motiejūnas centruoja baudos aikštelėje, 3 varžovai prieš jį ir bandęs padėti savo komandos draugams. Zachary Raitas pažeidžia taisyklės. 4. bosnių komandinė pražanga. Jonas Mačiulis keičia Mindaugą Kuzminską. Donatas Motiejūnas, pirmieji jo taškai šios dienos rungtynėse. Vakar irgi Donatas Motiejūnas praktiškai prasidėjo visas rungtynės ant atsarginių žaidėjo suolelio. Šiandien ant atsarginių žaidėjo suolelio sėdė abu vakarykštės dienos didvyriai Kšištofas ir Darijušas Lavrinovičiai. Nepataiko iš toli Markas Šutalas. Ir Lietuvos rinktinė galėtų jau ir susigrąžinti savo pranašumą. Nėra pražangos prieš Martyną Pocių. Prasižengė Donatas Motiejūnas. Būtų įdomu pasižiūrėti to epizodo pakartojimą. Atrodo, kad akį užgavo varžovas. Mantas Kalnietis keičia Tomą Delninkaitį. Dar
vienas metimas iš toli, nepataiko šį kartą Mirza Teletovičius. Lietuvos rinktinė atsikovojo kamuolį po savojo krepšių. Na, va, tokius paprastai lengvai atšokusius kamuolius lietuviai nusijima, tačiau su varžovų atitvėrimais nuo krepšio yra sudėtingesnė padėtis. Ir galbūt dėl to beveik niekuomet šiame Europos krepšinio čempionate Lietuvos rinktinei nepavyksta laimėti kovos dėl atšokusių kamuolių. Nepaisant to, jog tarsi mūsų pusėje turėtų būti priekinės linijos stiprybė. Išsprūdo kamuolys varžovams iš rankų ir Lietuvos komanda turi dar 10 sekundžių savo atakai. Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Vieną iš 7 tritaškių kol kas pataikė Bosnijos ir Hercegovinos komanda, taigi prieš jų snaiperius kol kas lyg ir veikia gynyba, tačiau net ir su tokiu rezultatu Bosnijai yra priekyje 24-23. Na, apskritai Lietuvos komanda pagal rodiklį, kada skaičiuojamas yra varžovų pataikymas iš tolimų distancijų, užima pirmąją vietą Europos krepšinio čempionate. Tritaškius Lietuvos rinktinės varžovai meta tik tai 24% taiklumu. Bet kas iš to, jeigu galima surasti ir kitokių būdų. Pelnyti lengvus taškus. Dar kartą Džedovičiaus perimtas kamuolys, dar kartą 2 lengvi taškai ir Bosnijos ir Hercegovinos komanda priekyje 26-23. Jonas Mačiulis prieš Raitą. Ten kietas kontaktas, teisėjai leidžia žaisti toliau. Donatas Motiejūnas atrodo užsidirba pražangą. Ne, pražanga varžovui. Prasižengė Edinas Bavčičius, 2,9 m puolėjas. Vienas iš tų rezervinių krepšininkų. Jono Valančiūno kol kas nėra šios dienos rungtynėse. 0 taškų. Ir Joną Valančiūną keičia Robertas Javtokas. Jonas Mačiulis tuo tarpu prameta baudos metimą. Antrąjį taip pat. Laimė varžovai numuša kamuolį lietuviams. Bet net ir štai tokių paprastų progų kol kas išnaudoti nepavyksta. Lietuvos rinktinė šiandien pataikė 1 baudos metimą iš 4. Varžovai 7 iš 9. Ir meta Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai daugiau metimų. Dvigubai daugiau baudų metimų negu lietuviai. Dar vienas netaiklus Jono Mačiulio metimas. Zachary Raitas. Ir 4,5 minutės iki antro ketvirčio pabaigos. Gordičius. Išsprūsta kamuolys varžovui, tačiau kliūva tiesiai Martynui Pociui į kojas. Taigi naujas 14 sekundžių Bosniams. Ir kol kas sudėtingai besiklostantis susitikimas šiandien Lietuvos komandai. Net neabejoju, kad buvo akcentuojama kalba apie tai, kad į visus tos skirtumus ir taškus nereikia kreipti dėmesio. Bet visą tai, kas yra kalbama prieš rungtynes, dar reikia įgyvendinti ir aikštelėje. Ir kol kas rungtynės vyksta ne pagal Lietuvos rinktinės trenerių štabo planą. Bosnijos ir Hercegovinos komanda priekyje 3 taškais. Mantas Kalnietis su Robertu Javtoku. Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Išsisuka kamuolys iš lanko. Zachary Raitas nusijimo jį, greitai puola į varžovo, į mūsų aikštės pusę. Čia susitelkė Lietuvos žaidėjai baudos aikštelėje. Raitas prieš Liną Kleizą. Daug klaidinančių judesių ir netaiklus metimas, tačiau Robertas Javtokas pralaimi dvikovą po savojų krepšiu. Ir antras šansas Bosnijos ir Hercegovinos komandai. 3,5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Bavčičius. Gordičius. Jo perdavimas Stipanovičiui ir pasiseka dabar Lietuvos komandai, kad Stipanovičius nepataiko praktiškai iš idealios padėties. Reikėtų
krepšininkų arba 2 Lietuvos komandoje, kurie sugebėtų uždegti Lietuvos rinktinės žaidimą ir pagyvinti jį, taip kaip tai darė vakar broliai Lavrinovičiai. Jonas Mačiulis. Galų gale pavyksta ir jam pasižymėti taikliu metimu iš žaidimo. Pirmieji Jono Mačiulio taškai šios dienos rungtynėse 25-26. Jadavičius. Raitas. Bašničius stato užtvarą. Apsigina šį kartą Robertas Jevtokas prieš Raitą. Apsaugojo baudos aikštelę. Puikus perdavimas po krepšiu Linui Kleizai. Idealiai Lietuvos komandos greita ataka. Ir Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį 27-26. Štai ko daugiau norėtųsi matyti ir šiose rungtynėse, ir šiame Europos krepšinio čempionate. Minutės pertraukėlės, kurios prašo varžovai. Dvi minutės ir 26 sekundės iki antro kėlinio pabaigos ir panašu, kad pertraukoje bus apie ką pasikalbėti Lietuvos rinktinės treneriams ir žaidėjams, nes iš esmės šito mačo kaina yra tokia kaip ir ketvirtfinalio. Jeigu Lietuvos rinktinė pralaimėtų šias rungtynės 10 taškų skirtumų, Europos krepšinio čempionatas būtų baigtas. Vienintelis skirtumas nuo ketvirtfinalio, kad prasidedant šios dienos rungtynėms lietuviai iš karto turėjo savo pusėje 9 taškų persvarą. Dabar Lietuvos rinktinės pranašumas 1 taškas 27-26 ir 2 minutės 15 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Džedovičius, grįžo Mirza Teletovičius į aikštę. Prie jo Jonas Mačiulis. Gera gynyba, nėra galimybių atakuoti Mirza Teletovičių. Gordičius meta ir nebesuspėja išmesti kamulio. 24 sekundžių sirena nuskambėjo anksčiau Lietuvos rinktinė. Pavyzdingai apsigina. Na, štai čia yra stiprybė dėl to, kad Lietuvos komanda žino, kas kelia daugiausia pavojaus varžovų gretose. Ir Mirza Teletovičius yra apskritai dažniausiai metantis žmogus į krepšį šiame Europos krepšinio čempionate. Todėl sustabdžius jį galima nemažai pasiekti. Atidavė kamuolį savo komandos draugams. Tik tai baigiantis laikui, tada, kai jau nebeturėjo ką daryti. Nepavyksta Linui Kleizai pelnyti taškų su pražanga, bet tai vis tiek yra 2 baudos metimai. Linas Kleiza šiandien pelnė 7 taškus. Jis dabar rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Ko gero pirmą kartą šiame Europos krepšinio čempionate. Linas Kleiza turi tokį statusą. Pyksta kažko ten Aco Petrovičius, kuris Bosnijos ir Hercegovinos komandą treniruoja nuo 2012 metų. Vadinasi, jis subūrė ją. Jis vadovavo šiai komandai atrankos turnyre, kur Bosnija iškovojo 6 pergalės, patyrė tik tai 2 pralaimėjimus. Ir tai yra patyręs treneris, dėl to, kad jis yra vadovavęs Kroatijos rinktiniai 95 metų Europos krepšinio čempionate, kada kroatai laimėjo bronzą, pusfinalyje pralaimėjo lietuviams. Taip pat 2001 metais Europos krepšinio čempionate ir yra buvęs Kroatijos ir vyriausiojo rinktinės trenerio asistentu Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Džedovičiaus metimas netaiklus, tačiau kamulio atsikovoti nepavyksta. Buvo mūsų kamuolys, pasižiūrėjus į šito epizodo pakartojimą, klysta rungtynių arbitrai ir suteikia šansą Bosnijai ir Hercegovinai. Gordičius į baudos aikštelę. Išsprūsta jam kamuolys, tačiau nebe Jono Mačiulio pagalbos. Taip nusprendžia teisėjai. Jonui Mačiuliui pirmoji asmeninė pražanga. Taip, be jokios abejonės buvo pražanga. Neišsprūdo kamuolys, o tiesiog Jonas Mačiulis sukirto per rankas. Nemanija Gordičius šiandien kol kas. Tai yra pelnęs 2 taškus. Štai čia trečiasis. O antrasis skrieja pro šalį. Linas Kleiza pamuša kamuolį Jonui Mačiuliui ir kamuolys Lietuvos rinktinės rankose. Mantas Kalnietis. Martynas Pocius. Ir labai gerai, jog dabar prasižengia varžovai. Kikanovičius prasižengia ir siunčia Martyną Pocių prie baudų metimų linijos. Ne taip reikia daryti. Stepautus, kaip sako krepšininkai tokiais atvejais, neturėjo atsitrenkti į Martyną Pocių. Varžovų vidurio puolėjas.
kuriam tai antroji asmeninė pražanga. Martynas Pocius nepataiko baudos metimo. Baudų metimai toliau išlieka programa. 3 iš 7 tik tai pasiekė tikslą. O iš žaidimo Martynas Pocius kol kas šiandien neprametė nė karto. Visi 3 dvitaškiai buvo taiklus. 27-30. Linas Kleiza sėdasi ant suolo. Jį keičia Donatas Motiejūnas. Gordičius. Beveik kiekvienėse rungtynėse keičiasi Lietuvos rinktinės žaidėjų konfiguracija, penketai ir keitimai. Ir ko gero tai yra turbūt stiprybė. Svarbiausia tik tai aišku, kad kiekvieną kartą rungtynėse toje konfiguracijoje, kokia jinai bebūtų, pavyktų surasti geriausią variantą. Prasižengia Donatas Motiejūnas. Žinoma, jis jau vėluodamas bandė uždengti kamuolį po krepšių gavusi Elmediną Kikanovičių, kurio praėjęs sezonas buvo tikrai neblogas Rusijoje. Jo labiau, kad 2010 metais Elmedinas Kikanovičius buvo patekęs ir į dopingo kontrolės nemalonę, buvo pagautas vartojantis neleistinus preparatus ir diskvalifikuotas kuriam laikui. Po tos diskvalifikacijos pradėjo geriau žaisti negu iki jos. 30-29. Minimali Lietuvos rinktinės persvara. Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos taikliai, tačiau pražanga puolime. Ir šie taškai nėra skaitomi. Kamuolys varžovų ir minutės pertraukėlė. Susitelkusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda ir jeigu, aišku, Lietuvos rinktinė galvojo, kad galima įveikti šią komandą išjungiant į žaidimo tik tai Mirzą Teletovičių, aišku, galima tik tai dar kartą pasitikrinti, kad tai nėra vieno krepšininko komanda. Mirza Teletovičius šiandien šaudo pro šalį, yra pelnęs tik tai 5 taškus, pataikė 2 metimus iš 6. Jis tokiu savo procentu gali ir atakuoti, keliaudamas link savo 20 taškų per rungtynes, tačiau sėkmingai darbuojasi ne tik tai jis, sėkmingai darbuojasi ir kiti komandos draugai. Ir dar vienas netaiklus Mirzos Teletovičius metimas. Bet kai rezultatas yra toks, reikia visada turėti omenyje tai, kad tokie krepšininkai kaip Mirza Teletovičius gali iššauti, pataikyti svarbius metimus ir nulemti rungtynių baigtį. O vat su ta rungtynių baigtimi šiandieną Lietuvos krepšininkams nereikėtų juokauti. Kikanovičius išnaudoja varžovai savo progą laikyti kamuolį iki galo ir pabaigti kėlinį rezultatyvia ataka. Taigi po 2 kėlinių Lietuvos rinktinė pralaimi Bosnijos ir Hercegovinos komandai 30-31. Kas ką nori, tas tą galvoja. Po ilgosios pertraukos rungtynės tęsiasi toliau. Artėja į pabaigą ilgoji pertrauka, čia Bosnijos ir Hercegovinos vėliava ir jų fanai ir jų širdis dabar aukštai. Na, jeigu čia reikėtų dabar iškelti kokį nors plakatą vietoj Lietuvos trispalvės, tai ko gero ant jo turėtų būti užrašyta brolius į aikštę. Visi mano kolegos, žurnalistai ir krepšinio komentatoriai klausė, kodėlgi broliai Lavrinovičiai kol kas nepasirodė aikštelėje. Sunku ką nors jiems atsakyti, ko gero atsakymą žino tik tai Jonas Kazlauskas. Ir aš tikiuosi, kad broliai Lavrinovičiai pasirodys aikštelėje su šio kėlinio pradžia. Na, pamatysim, aišku, viskas kaip čia bus. Dar kartą priminsiu, kad šiais 2013 metais sukanka lygiai 10 metų nuo Lietuvos rinktinės triumfo Švedijoje 2003 metų Europos krepšinio čempionate. Rugsėjo 14-mečio paminėjimas šventinis Kauno Žalgirio arenoje ir ten turėtų būti gražus renginys, kuriame dalyvaus visi krepšininkai, kurie buvo tame pergalingame ir auksinėme žygyje link aukso. Kšištofo Lavrinovičiaus nebus, nes jis yra čia, nors žinoma yra tokia galimybė, kad viskas gali pasibaigti ir šį vakarą. Lagaminai turėtų būti suruošti, tačiau kol kas po tų pirmųjų 2 kėlinių neaišku, kur Lietuvos rinktinės tolimesnė stotelė. Reikia laimėti šiandien, norint važiuoti į Liublianą. Pralaimėjus 10 taškų skirtumų, teks tos lagaminus susikrauti ir sukti namo. Štai tokia rungtynių kaina ir kol kas šiuose tokiuose brangiuose rungtynėse Lietuvos komanda pralaimi 1 tašku, 30-31 ir broliai Lavrinovičiai yra aikštelėje.
Jūsų plakatai, jūsų norai yra išgirsti. Abu broliai aikštelėje, Mantas Kalnietis, Martynas Pocius ir Renaldas Seibutis. Tokiu irgi nestandartiniu penketu pradeda Lietuvos rinktinė trečiąjį kėlinį. Darijušas Lavrinovičius pražangos nėra, atkovojo Darijušas Lavrinovičius kamuolį. Abu broliai Lavrinovičiai buvo vieninteliai du krepšininkai, kurių nepanaudojo per pirmąją rungtynių dalį. Jonas Kazlauskas ir iš tų, kurie pabuvojo, ko gero galima pagirti tik tai Martyną Pocių, kuris pelno 2 taškus dabar ir turi jau 9 savo sąskaitoje ir atakuoja 100% kol kas iš žaidimo. Ne, atsiprašau, prametė porą metimų. Taigi dabar 4 taiklūs metimai iš 6. Linas Kleiza yra pelnęs 9 taškus, pataikė 3 metimus iš 5, tačiau kiti Lietuvos rinktinės krepšininkai mėto pro šalį. Kšištofui Lavrinovičiui pražanga. Mirza Teletovičiaus taškai yra įskaitomi. Mantas Kalnietis pataikė tik tai 2 metimus iš 8. Tiesa, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Jonas Mačiulis 1 iš 3. Mirza Teletovičius pristabdytas buvo neblogai pirmoje rungtynių dalyje. Pataikė 2 metimus iš 7. Jis pelnė 5 taškus. Rezultatyvesni už jį yra Nihadas Džedovičius ir 8 taškus pelnęs Elmedinas Kikanovičius. Nihadas Džedovičius surinko 9 taškus. Bosniai turėjo progų greitoms atakoms po perimtų kamuolių. Jie pelnė 10 taškų. Lietuviai atsakė tik tai 4. Renaldas Seibutis, taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Na, man atrodo, kad jokie papildomi komentarai čia neturėjo būti reikalingi ir Lietuvos rinktinės krepšininkai išėjo rungtyniauti po pertraukos, susikoncentravę ir pasiruošę nubraukti visas įmanomas komplikacijas. Tačiau antrą kartą iš eilės pataiko Mirza Teletovičius, Kšištofas Lavrinovičius ginasi prieš jį ir antrą kartą to padaryti nepavyksta. 36-35 priekyje Bosnija ir Hercegovina. Renaldas Seibutis turėjo progą metimui, nusprendė pasirinkti kitą variantą ir pataiko iš vidutinio nuotolio Renaldas Seibutis. 5 iš eilės Renaldo Seibučio taškai ir kol kas visos tikslios Lietuvos rinktinės atakos, tačiau ir varžovai atsako taikliais metimais. Mirza Teletovičius pataikė abu, štai čia pirmasis netaiklus metimas šiame kėlinyje, nepataiko Markas Šutalas. Lietuvos komanda veržiasi po krepšiu, Paučia Manto Kalniečio kamuolį, Zachary Raitas prišoka prie Manto Kalniečio iš karto 3 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Pakelia jį, dar kartelį šis epizodas. Mirza Teletovičius bloko autorius. Bet taip galima ir prisikabinti prie to bloko švarumo. O štai dabar Mirza Teletovičiui rašoma pražanga. Kamuolį, mušiau, sako Mirza Teletovičius, tačiau rungtynių arbitrų nuomonė yra kitokia. Ir Renaldas Seibutis, blikstelėjęs šio ketvirčio pradžioje, įmetęs 5 taškus iš eilės. Meta 2 baudos metimus, baudų metimų taiklumą reikia pataikyti ir apskritai kol kas Lietuvos komanda labai nedaug turi galimybių pelnyti taškus nuo baudų. Metimo linijos iš 9 metimų 5 pasiekė tikslą. Kol kas šios rungtynėse Bosniai metė 14 metimų, pataikė 10. Lietuviai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 25-16. Tačiau komandinio žaidimo skirtingai negu vakar dienos rungtynėse nėra. Tik tai 6 rezultatyvūs perdavimai, net Bosnija, viena iš prasčiausių komandų pagal šį rodiklį čempionate, atliko 7 rezultatyvius perdavimus per pirmąją rungtynių dalį. Lietuviai šiek tiek taikliau atakuoja iš žaidimo, 44% prieš 38. 39-35 po Renaldo Seibučio taiklių baudos metimų. Džedovičius meta iš toli ir pataiko tokių nestandartinių metimų. Tai nėra pati stipriausia Nihado Džedovičiaus pusė, tačiau jis pataiko. Ir vėl tik tai 2 taškai lieka Lietuvos komandos pusėje. Mantas Kalnietis meta pro šalį. Ir Bosnijai vėl turi galimybę išlyginti rezultatą. 9-6 pirmauja Lietuvos rinktinė šio kėlinio pradžioje. Labiausiai Renaldo Seibučio pastangomis, kuris pelnė 7 taškus iš tų 9. Pražanga Martynui Pociui. Antroji Martynui Pociui, trečioji Lietuvos rinktiniai. Nesužaidus ne 3 minučių. Trečiajame kėlinyje Nemanja Gordičius, Stepanovičius, Raitas, Teletovičius ir Diedovičius. Toks Bosnių penketas, 2 taškai su pražanga.
Jonas Kazlauskas klausimai žiūri į savo asistentus. Kol kas broliams nepavyksta apsiginti po savojų krepšių. Na, bet aišku, prieš tokį metimą vargu ar buvo galima ką nors padaryti. Pasitiko iškėlęs rankas į viršų Darijušas Lavrinovičius, nemanė Gordičių, tačiau šis kažkokiu tai stebuklingų būdų vis dėlto sugebėjo įmesti tą sudėtingą metimą, prideda dar ir taiklų baudos metimą ir Bosnija ir Hercegovina vėl priekyje 40-39. Renaldas Seibutis vienas pats. Ir netaiklus Renaldo Seibučio metimas per aukštai iškeltas varžovo rankas, netikslus perdavimas, tačiau nuo lietuvių kamuolys palieka aikštę. Bosnija tęsė savo ataką. Per 4 sekundės jie atsidūrė mūsų aikštės pusėje. Raitas grąžins kamuolį į aikštę, jis kol kas nepelnė nei vieno taško šios dienos rungtynėse, per 16 minučių atliko tiesa 2 rezultatyvius perdavimus. Tai pagrindinė jo misija. Gordičius iš toli, nepataiko Gordičius, tačiau kamuolys atšoka toli ir su tais atsitvėrimais problemos Lietuvos komandai tęsiasi. Reikia, jog mažieji mūsų krepšininkai gynėjai taip pat atsisuktų ir žiūrėtų ne tik tai į atšokantį kamuolį, bet ir į tai, kur yra tuo metu varžovai. Laimė šį kartą ir antrasis varžovo metimas netaiklus. Darijušas Lavrinovičius, Martynas Pocius į baudos aikštelę. Taip, reikia veržtis į Bosnijos rinktinės baudos aikštelę. Ten mažai sutelkties, ten reikia ieškoti kelių. Ir svarbiausia, kad lengviausiai kol kas šios dienos rungtynėse juos randa Lietuvos rinktinės gynėjai. Tuo tarpu priekiniai linijai ir aukštaūgiams kol kas ankštoka. Ir nedaug galimybių ten. Nei Jonui Valančiūnui, nei Robertui Javtokui, nei Donatui Motiejūnui. Nieko ypatingo nepavyko nuveikti baudos aikštelėje varžovų praėjusiam per pirmosius 2 kėlinius. Gal tik tai Linas Kleiza keletą kartų sugebėjo įveikti varžovus ten. O štai Renaldas Seibutis, Mantas Kalnietis ir Martynas Pocius randa kelių. Geras labai perdavimas po krepšiu. Štai tokio žaidimo reikia Lietuvos komandai. Kšištofas Lavrinovičius atsidengia po krepšiu ir gauna tikslų perdavimą labai laiku. Renaldas Seibutis, to perdavimo autorius. Raitas nepataiko iš geros padėties, tačiau ir vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio. Ir Mirza Teletovičius dar nespėjus lietuviams išsirikiuoti į gynybą, smeigia tritaškį. Ir vėl lygų 43-43. Linas Kleiza ruošiasi pasirodyti vietoj Kšištofo Lavrinovičius, kuris vakar turėjo fantastiškas rungtynes, tačiau šiandien nesusitvarko gynyboje su Mirza Teletovičiumi. Mantas Kalnietis įsodina tritaškį į varžovų krepšį ir minutės pertraukėlė. 7 taškus iš eilės sumetė Lietuvos rinktinės krepšį Mirza Teletovičius ir ko gero tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios Jonas Kazlauskas sodina Kšištofą Lavrinovičių, grąžindamas į aikštę Liną Kleizą. Darijušas Lavrinovičius lieka aikštelėje 46-43 po Manto Kalniečio tritaškio. Lietuviai šiandien pataikė 4 tritaškius iš 14. Nieko gero, bet Bosnijai tik 2 iš 12. Dar prasčiau, tik tai 17% taiklumu atakoja Bosnijos rinktinės snaiperiai. Įpusėja trečiojo kėlinio laikas. Gordičius, Diedovičius ir pražanga Martynui Pociui. Blogiausia yra tai, kad ši pražanga yra jau 5. komandinė Lietuvos rinktiniai ir Diedovičius meta 2 baudos metimus. Diedovičiaus sąskaitoje šiandien 11 taškų. Ir baudas šitame Europos krepšinio čempionate jis meta 76% taiklumu, tai yra geras rezultatas, tačiau šį kartą prameta pirmąjį baudos metimą. Vienas iš nepakeičiamų Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės lyderių. Kitą sezoną jis rungtyniaus Miuncheno Bayerno komandoje. 46-44. Jonas Mačiulis aikštelėje.
Vėluoja Šutalas, paskui Renaldas Seibutis, pražanga jam, tačiau tai tik tai antroji bosnių pražanga šiame ketvirtyje. Taigi Lietuvos komanda tiesiog išsimeta kamuolį iš užribio. Pats Renaldas Seibutis tą ir padarys. Mantas Kalnietis. Gordičius paliko Mantą Kalnietį, tačiau varžovai išmuša kamuolį taip, kad nuo Manto Kalniečio kojos kamuolys palieka aikštę. Taip ir yra. Klaida ir praleista galimybė. 46 Lietuva, 44 Bosnija ir Hercegovina. Gordičius, Djedovičius, Gordičius, šokdina Joną Mačiulį. Teletovičius prie jo tik tai priejo Renaldas Seibutis. Ir tik nesutrukdė, bet dar ir padėjo Mirza Teletovičiui pelnyti 4 taškus vienos atakos metu. Išsišaudo Bosnijos ir Hercegovinos komandos lyderis ir Lietuvos rinktinė. Jau vien dėl to turi rimtų problemų. Minutės pertraukėlė. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios paprašė Jonas Kazlauskas. Jeigu vakar Lietuvos rinktinė žaidė lengvai, 10 tritaškių iš 23, tik tai 10 klaidų, 17 rezultatyvių perdavimų, tai šiandien Lietuvos krepšininkai žaidžia sunkiai, tritaškai nekrenta, klaidų jau dabar yra padarytos 8, tai yra beveik tiek, kiek vakar per visas rungtynes. Maža to, dabar per trečiąjį kėlinį atsitiko tai, ko pavyko išvengti per pirmąją rungtynių dalį. Mirza Teletovičius, Bosnijos ir Hercegovinos lyderis, įsišaudo ir, man atrodo, kad reikėtų padaryti taip, kad niekuomet šalia Mirza Teletovičius, kai jis atakuoja, nebūtų už jį žemesnis krepšininkas, toks kaip Renaldas Seibutis paskutinėme epizode. Darijušas Lavrinovičius apgauna Stipanovičių, tačiau tai vėlgi yra tik tai pražanga ir tik tai išsimetimas iš už galinės linijos. Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis, Darijušas Lavrinovičius. Sudėtinga ten jam kažką nuveikti, gavus kamuolį taip toli, bet jau reikia kažką daryti. Dėl to, kad baigėsi atakai skirtas laikas. Jonai, reikia mesti. Dar viena klaida. O čia Aco Petrovičius, kurio komanda šį Europos krepšinio čempionatą pradėjo 2 pralaimėjimais iš eilės ir atrodė atsidūrusi ties prarajos riba. Tačiau dabar 2 pergalės iš eilės. Ir nors lietuviai turi daugiau pergalių už Bosniją ir Hercegoviną, Bosnijai lietuvius gali pasivyti įveikdami juos šį vakarą. Keičia Darijušą Lavrinovičių Jonas Kazlauskas, išleisdamas į aikštę Robertą Jevtoką. Šiandien, ko gero, yra didžiausia problema vidurio puolėjai. Nei Darijušas Lavrinovičius, nei Robertas Jevtokas, nei Jonas Valančiūnas nekelia grėsmės Bosnijos rinktinės gynybai. Nėra jokių didelių pavojų bosniams jų baudos aikštelėje iš mūsų centrų. Ir vadinasi, kažkas šitą trūkumą Lietuvos komandoje turėtų kompensuoti. 46-49 Lietuvos rinktinė atsilieka 3 taškais. Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis įlenda tarp 2 varžovų, sugebėjo išlysti, tačiau jokios erdvės ten. Linas Kleiza prieš jį taip pat 2 varžovai. Stipri ir tanki ir agresyvi yra Bosnijos gynyba. Mantui nepavyksta pataikyti, ištraukė kamuolį Renaldas Seibutis, nepagauna jo Jonas Mačiulis. Na, tiesiog neįtikėtina. Linas Kleiza liko laisvas prie tritaškio linijos. Mirza Teletovičius laimiai, jo metimas pro šalį. Tačiau sudėtingas mačas Lietuvos komandai tęsiasi toliau. Teletovičius ir Linui Kleizai pražanga. Linas Kleiza prasižengė, Mirza Teletovičius mes 2 baudos metimus. Martynas Pocius keičia Renaldą Seibutį. Tokie kartais net sutrikimo. Tikiuosi ne panikos ženklai Lietuvos rinktinės žaidime. Na gerai, kad bent jau baudų metimus Mirza Teletovičius meta
ne taip gerai kaip tritaškius antroje rungtynių pusėje. 23 minutės Mirza Teletovičius praleido aikštelėje. Pelnė jau 18 taškų. Pražanga Gordičiui. Na štai dabar Bosnija užsidirba ketvirtąją komandinę pražangą. Bet ar tai palengvins Lietuvos rinktinės gyvenimą per tas likusias 2 minutės ir 38 sekundės šiame kėlinyje? Sunku pasakyti. Na ką, panašu, kad Linui Kleizai reikės šiandieną truktelti komandą dėl to, kad žmogaus, kuris trukteltų ją. Šiandien Lietuvos rinktiniai reikia. Sirgaliai taip pat bando pažadinti Lietuvos rinktinę. Martynas Pocius. Dar viena pražanga, na štai čia. Galimybė mesti 2 baudos metimus. Linas Kleiza stoja prie baudų metimo linijos. Mirza Teletovičius prasižengia antrą kartą šios dienos rungtynėse. Tik tai antrą. Varžovų komandoje dėl pražangų problemų nėra. Na, tiesa, Šutalas ir Gordičius turi po 3 asmeninės pražangas, tačiau jie ne iš tos serijos krepšininkų, kurie yra patys rimčiausi Lietuvos rinktinės varžovų šiandien. Kalbant apie asmenybės, kalbant apie rinktines, atrodo, kad nerimtų varžovų Lietuvos komandai tiesiog nėra šiame Europos krepšinio čempionate. Sumeta abu baudos metimus Linas Kleiza. 48-50. Pražanga, nėra pražangos. Ir Šutalas pataiko iš 3 taškų zonos. 53-48. Šokinėja aplink mane čia visi Balkanų komentatoriai. Jiems, aišku, išskyrus Bosnius tiesiog smagu, kad favoritais laikomi lietuviai pralaimi. Nu, Bosnija, žinoma, serga už savo komandą ir už jos istorinį šansą. Netaiklus Jono Mačiulio metimas iš toli. Ir jau lieka, prasidėjo prieš paskutinę šio kėlinio minutę. Gordičius į baudos aikštelę, tiesiai Mantui Kalniečiui į rankas. Apsigina Lietuvos rinktinė. Jonas Mačiulis laisvas, reikia pataikyti. Nepataiko Jonas Mačiulis, kamuolys Lietuvos rinktinės rankose. Kovoja jį Robertas Jeftokas. Linas Kleiza, baudos aikštelėje 2 taškai. Na, štai tokių. Kai jau nekrenta, tada reikia ieškoti tokių paprastesnių ir lengvesnių taškų. Ir ieškoti, ko gero, šiandien reikia Lino Kleizos. Nes daugelį kitų Lietuvos rinktinės krepšininkų šiandien arba nekrenta, arba rankos dreba. Nes įtampa pradeda jaustis vis labiau. Ir sunku pasakyti, ar ją susikūrė patys lietuviai, ar vis dėlto Bosnija ir Hercegovina yra tokia komanda, prieš kurią Lietuvos rinktiniai yra būtent taip sunku, kaip kad mes matome šios dienos rungtynėse. 50-55. Martynas Pocius baudos aikštelėje meta ir pataiko prieš 2 varžovus. Nei vienas iš jų nieko daugiau ir nedarė, tik tai stovėjo iškėlė rankas. 52-55. Reikia jungti kažkokią aukštesnę pavarą lietuviams. Nes Bosnija ją jau įjungė. Mirza Teletovičius praridena kamuolį komandos draugams. Ir gražiai, iš tikrųjų gražiai Bosnijos ir Hercegovinos ataka, pasibaiginti taikliu metimu iš po krepšio. 52-57. Mantas Kalnietis. Ir netaiklus Manto Kalniečio metimas. Dar sekundę varžovai turi tokį metimą. Lietuvos rinktinė pralaimi trečiąjį kėlinį 22-26 ir turi labai rimtų problemų šios dienos rungtynėse ir apskritai šiame Europos krepšinio čempionate. Pertraukėlė. Kodėl aš žiūriu Vytautą? Pažįsti kalcį? Transliaciją pristato mineralinis vanduo Vytautas. Pergalė – tai tikslas, tačiau svarbiausia – tiesiog dalyvauti. Laukiant rungtynių ir pagaliau sulaukus. McCoffee – karštų pergalių rėmėjas. Baigėsi pertrauka ir prasideda lemiamas ketvirtasis kėlinys šios dienos rungtynėse. Jį
Bosnija ir Hercegovina pradeda turėdama 5 taškų persvarą, tai yra didžiausias jų pranašumas šiame susitikime. Lietuvos komanda irgi turėjo 5 taškų persvarą, tačiau tai buvo pačioje rungtynių pradžioje po pirmų 2 sėkmingų atakų ir viskas. O nei vieno kėlinio šiame susitikime lietuviams kol kas laimėti nepavyko. Pirmas lygiai, antras 12-13, Lina Kleizos metimą blokuoja Stepanovičius. Trečiasis pats nesėkmingiausias, 22-26, Bosniai apsigynė, išsaugo 5 taškų pranašumą ir pražanga Renaldui Seibučiui. Lietuvos rinktinė turbūt net ir nesitikėjo atsidurti tokioje ekstremalioje situacijoje šiame susitikime. Iškovojusi 3 pergalės iš 4 galimų, iškovojusi 3 pergalės iš eilės. Ji turėjo turbūt pasitikėjimą savo jėgomis, kad šiandien viskas turėtų būti gerai, tačiau kol kas viskas nėra gerai. Viskas yra pavojinga. Ir ne tik tai šios rungtynės, bet ir visas Europos krepšinio čempionatas kabo ant plauko. Na štai čia Mirza Teletovičius savo stichijoje pataiko iš 8 metrų ir didina Bosnijos ir Hercegovinos persvarą iki 8 taškų, 60-52. Donatas Motiejūnas, pražanga Stepanovičiui. Šoka į ragus Donatui Motiejūnui Nedovičius ir gauna techninę pražangą, ar tai buvo tik tai pagazdinimas? Tai buvo tik pagazdinimas. Tiesiog pražanga. Elijas Koromilas. Pasitarė su sekretoriatu. Taip, tiesiog pražanga. Donatas Motiejūnas sako, kad varžovai jį laiko dar net neišsimetus kamuolio. Ramina dabar Tomašas Stravickis, teisėjas iš Lenkijos, Lietuvos rinktinės puolėja. Linas Kleiza. Tomas Delninkaitis. Pražanga Mirza Teletovičiui. Trečioji Mirzos Teletovičiaus pražanga ir trečioji Bosnijos ir Hercegovinos pražanga. Šis bei tas jau sužaidus minutę ketvirtajame kėlinyje. Ir dar viena ketvirtoji pražanga Mirza Teletovičiui. Ketvirtą kartą prasižengia Mirza Teletovičius. Ketvirtą kartą prasižengia ir Bosnijos ir Hercegovinos komanda šiame kėlinyje. Nustūmė Mirza Teletovičius Tomą Delninkaitį. Aišku, čia Linas Kleiza gavo idealų perdavimą. Viskas greičiausiai būtų pasibaigę 2 taškais, bet ketvirtoji Teletovičiaus pražanga irgi yra didelis pasiekimas. Mantas Kalnietis meta iš toli ir meta netaikliai. Pats atkovoja kamuolį ir pats pataiso savo metimą. Mantas Kalnietis 54-60. Nemanija Gordičius. Jedovičius. Prieš jį Martynas Pocius. Šukalas prieš Tomą Delninkaitį. Gordičius prieš Mantą Kalnietį. Metas sudėtingą metimą Gordičius. Netaiklus jis numuša Linas Kleiza kamuolį savo komandos draugams. Tomas Delninkaitis. Ir pražanga Diedovičiui. Tomas Delninkaitis meta 2 baudos metimus. Na štai tos pražangos gali būti vienas iš išsigelbėjimo ratų Lietuvos rinktiniai šios dienos rungtynėse. Labai greitai jų prisirinko varžovai ir dabar reikia žaisti kaip įmanoma agresyviau Lietuvos rinktiniai. Ir ko gero ne tritaškai šiandieną yra tas ginklas, kuris turėtų gelbėti Lietuvos komandą. Reikia ieškoti kelio po krepšiu, reikia versti varžovus pažeidinėti taisyklės. Ir reikia šiandien nugalėti. Pataiko Tomas Delninkaitis baudos metimą. Šaunuolis, 5. Tomo Delninkaičio taškas šiandien. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. 56-60.
Viedovičius bando sužaisti 2 prieš 2, atmeta kamuolį Mirza Teletovičiui ir Mirza Teletovičius pataiko dar kartą iš toli. Tiesiog ant bangos Mirza Teletovičius, niekas nieko nebegali padaryti prieš jo metimus, 26 taškai. O reikia padaryti, kadangi jis ir skandina dabar Lietuvos komandą. Donatas Motejūnas prieš Kikanovičių ir kamuolys nuo Donato Motejūno palieka aikštę. 56-63. 56-63. Man atrodo, Jonas Kazlauskas dabar Linui Kleizai sako, nemesk kamuolį į baudos aikštelę, imkis iniciatyvos pats. Dabar jau tos rungtynės ir tokia jų kaina, kada visi deriniai lieka už nugaros ir viską daro meistriškumas, individualus taip pat. Viedovičius siunčia 2 taškį į Lietuvos rinktinės krepšį ir Bosnijos ir Hercegovinos komanda pasiekia tą 10 taškų ribą, kuri galėtų atverti bosniams kelią į kitą etapą ir uždaryti tą kelią Lietuvos komandai. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos, netaiklus Lino Kleizos metimas, Mantas Kalnietis prie kamulio, jo metimas iš vidutinio nuotolio, pataiko Mantas Kalnietis, 58-65, tik tai 3 minutės sužaistos ketvirtajame kėlinyje, kol kas tikrai nereikia panikuoti, reikia žaisti kaip įmanoma. Užtikrintesnį ir ramesnį žaidimą ir pats svarbiausias, aišku, dalykas yra gynyba. Nu kaip gali Mantas Kalnietis apsiginti prieš Mirzą Teletovičių, jam tiesiog pagal ūgį tai yra per sudėtinga. Laimė šį kartą Teletovičiaus metimas skrieja pro šalį. Laisvas Martynas Pocius iš toli. Nuo mūsų komandoje nėra Teletovičius ir nėra žmonių, kurie galėtų prabilti štai tokiu svarbiu momentu. Varžovai pelno 2 lengvus greitame puolime. 58-67. Magiška 9 taškų riba. Linas Kleiza, Mantas Kalnietis. Linas Kleiza į baudos aikštelę, perdavimas Donatui Motejūnui, šiam išmuštas kamuolys, galima žaisti toliau, 5 sekundės atakai, Martynas Pocius, jo reidas po krepšiu, pražangos nėra, taškų taip pat, Viedovičius, prasižengė Mantas Kalnietis, kad galėtų sugrįžti į savo aikštės pusę komandos draugai, Renaldas Eibutis ir Darijušas Lavrinovičius. Kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo, Darijušas Lavrinovičius keletą kartų trūktelėjo Lietuvos komandą svarbiais momentais šiame Europos krepšinio čempionate. Minutės pertraukėlė. Давайте, tik žaidžiam! Toliau! Nesitraukit nuo Teletovičiaus, užtenka jau! Vakar drama buvo linksma ir su gera pabaiga, šiandien net be pabaigos, kol ta drama atrodo nelinksma ir viskas kybo ant plauko. 58-67. Jeigu šitos rungtynės pasibaigtų dabar, Lietuvos komanda keliautų į kitą etapą. Jeigu jos pasibaigtų dabar, bet iki ketvirto kėlinio pabaigos dar 6 minutės ir 5 sekundės ir klausimas, ar Lietuvos rinktinė gali sužaisti geriau negu iki šiol tas paskutinės 6 minutės, dėl to, kad nuo jų viskas ir priklauso. Bosniai nuo 3 kėlinio įjungia tarsi 5-ąją pavarą Lietuvos rinktinė, važiuoja dar tą pačią 4 ir laikas jau ją jungti, dėl to, kad Lietuvos komanda vėl balansuoja ties pavojinga riba. Mantas Kalnietis, netaiklus jo metimas iš toli. Netaiklus metimas iš toli, paliekantis bosniams 11 taškų pranašumą. Tai yra tokį, kokio bosniams užtenka, norint patekti į kitą etapą. Štai toks. Štai čia iš esmės ir vyksta Lietuvos rinktinės ketvirtfinalis. Mirza Teletovičius iš 9 metrų pataiko tritaškį, kuris dar labiau paskandina Lietuvos rinktinę. Ir prieš tokius tritaškius, aišku, nieko nepadarysi. Minutės pertraukėlės, prašo Jonas Kazlauskas. Supratai? Tu pasimk Teletovičių, eini pro visas užtvaras, neduodi priimt kamuolio, neduodi. Negalima taip lauktis, mes ar ne mes. Palauk, toliau. Žiūrėkit, vyrukai. Liko paskutinės svarbiausias 5 minutės arba mes važiuojam namo. Susimkit. Davai. Palauk. Davai. Reikia judesių. Žiūrėkit.
sužaiskite 5 iš šoną dieną. Labai sunku komentuoti šitas rungtynes, labai sunku jas žiūrėti, ko gero dar sunkiau yra jas žaisti, tačiau jas reikės sužaisti. Lietuvos komanda pralaimi 14 taškų skirtumų ir pagal dabartinę situaciją nepatenka į Europos krepšinio čempionato antrąjį etapą. Na, jeigu kaip nors galima paieškoti savęs nusiraminimo variantų, aš sakyčiau, kad reikėtų galvoti filosofiškai. Jeigu šiandieną mes negalime neleisti bosniams laimėti prieš mus 10 taškų skirtumų, tada mums kitame etape turbūt ir nėra ko būti. Jeigu galime, tai tą reikia įrodyti aikštelėje. Pavėluotas Darijušo Lavrinovičiaus metimas, taškų nėra, Bosniai lieka su 14 taškų pranašumu. Taigi, jeigu Lietuvos rinktinė gali, šiandieną mes turime tai pamatyti. Jeigu ne, tada viskas gali pasibaigti ir čia. Nepaisant tų 3 pergalių, nepaisant, kad su 3 pergalėmis Latvija jau yra kitame etape, nepaisant to, kad kitoms komandoms galbūt pavyks prasimušti į kitą etapą ir su 2 laimėjimais. Tačiau šiandien Lietuvos komandai tiesiog reikia laimėti lemiamas rungtynes. Tai yra didysis krepšinis su visa jo įtampa ir su visais netikėtumais. Galbūt, jeigu žaistumėm seriją prieš Bosniją, ji neturėtų šansų, bet šiandien jinai turi ir šiandien ji kabinasi. Linas Kleiza, netaiklus metimas iš toli, nepataiko ir Linas Kleiza ir tie patys 14 taškų. Lieka Bosniams, jie dar turi ir kamuolį savo rankose. Nemanija Gordičius, neskuba. Viedovičius, Šutalas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko, tiesa 2 taškai bus įskaityti, tačiau niekas prie Šutalo neprišoka ir Lietuvos rinktinės laivas grimsta vis giliau. 58-74, Jonas Mačiulis į baudos aikštelę, į kovą. Lietuvos rinktinėje paliekamas kamuolys. 12 sekundžių dar atakai, dar 3 minutės ir 52 sekundės. Galima būtų sakyti, kad laiko dar yra, tačiau viskas kol kas tik tai blogyn ir blogyn. 6-17 pralaimi šį kėlinį Lietuvos komanda. Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza, reikia pataikyti. Ir vėl netaiklus metimas, drebo ranka ir Linui Kleizai Darijušas Lavrinovičius atkovojo kamuolį. Kalnietis netaikliai meta ir Mantas Kalnietis, na tiesiog. Kai viskas blogai, tai viskas blogai ir niekam neina. Kšištofas Lavrinovičius ruošiasi pasirodyti aikštelėje. Tragiškas Lietuvos rinktinės žaidimas šį vakarą. Gordičius laisvas po krepšiu. Pavyksta apsiginti Lietuvos komandai. Jonas Mačiulis pro Mirzą Teletovičių. Mirza Teletovičius su 4 asmeninėmis pražangomis nedaro nieko. 2 taškai, 60-74, minus 14. O mums tinka tik tai minus 9. 3 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Gordičius, Viedovičius iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Jonas Mačiulis atkovojo kamuolį. Mantas Kalnietis pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Jonas Mačiulis gražiai suranda po krepšiu Darijušą Lavrinovičių. Darijušas Lavrinovičius meta 2 baudos metimus. 2 iš eilės gražus Jono Mačiulio epizodai po varžovų krepšiu. Nors jau reikia kažko ekstra Lietuvos komandai. Taškų su pražanga, taiklaus tolimo metimo, perimto kamuolio ir dėjimo iš viršaus. Kažko tokio, kas leistų atsigauti ir leistų driokstelti šios dienos rungtynių pabaigoje. Didžiausias varžovų lyderis Mirza Teletovičius ką tik buvo mūsų ekranuose, jis jau pelnė 29 taškus, nors per pirmosius 2 kėlinius buvo pelnęs tik tai 5 metimus. Pataikęs 2 metimus iš 6. Šutalas. Liečia kamuolį Mantas Kalnietis, 2 sekundės varžovo atakai. Reikia neleisti išmesti kamuolio, tai baigėsi 24 sekundės. Lietuvos rinktinė apsigina. 2 atakas iš eilės pavyko sustabdyti. Netgi 3 iš eilės varžovai baigė be taškų. Lietuvos komandai reikia taškų prie varžovų krepšio. Mirza Teletovičius žaidžia prieš Liną Kleizą. Ronaldas Seibutis, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis drąsiai iš 3 taškų zonos. Teisėjo švilpukas skamba prieš tai, pražanga prieš Darijušą Lavrinovičių.
2 baudos metimai. Elmedinas Kikanovičius prasižengė 4 kartą šios dienos rungtynėse. Kol kas nepanašu, kad galėtų būti pratęsimas. Kol kas svarbiausia tos likusios 2 minutės ir 10 sekundžių. Bosnija yra jau viršyje komandinį pražangų limitą. Jonas Mačiulis, kaip reikėtų tokių taiklių metimų, nes įsivaizduokite, kad jeigu dabar Jonas Mačiulis būtų pataikęs tritaškį, Darijušas Lavrinovičius būtų metęs papildomus 2 baudos metimus, bet tas tritaškis neįkrito. Ir svarbiausia, kad baudų metimai taiklus. 63-74 po pirmojo. Ir 64-74 po antrojo. 10 taškų skiria komandas. 2 minutės ir 5 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Mirza Teletovičius ieško varžovai ir fantastiškai sudėtingas metimas. Ačiū Dievui netaiklus. Ačiū Dievui netaikliai meta Mirza Teletovičius Lietuvos rinktiniai. Šansas persverti bendrą Europos krepšinio čempionato balansą mūsų naudai. Mantas Kalnietis į baudos aikštelę. Išmuštas kamuolys, 7 sekundės lieka Lietuvos rinktinės atakai. Jonas Mačiulis. 5 sekundės. Kalnietis su kamuoliu. Reikia galvoti apie metimą. Mantas Kalnietis meta, netaikliai pataiso, bet netiksliai pats kamuolį Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis atkovoja. Kamuolį Darijušas Lavrinovičius rodo ramiai vyrai. Žaidžiam ramiai. Minutė 20. Kleiza iš 3 taškų zonos. Taiklus Lino Kleizos metimas. 67-74 Bosnijos ir Hercegovinos komandai. Dabar reikia minutės pertraukėlės. Linas Kleiza, štai žmogus, kuris vis dėlto, nepaisant nesėkmingo čempionato starto, tokiuose dramatiškose rungtynėse, tokiuose, kuriuose viskas lemiasi, gali imtis iniciatyvos. Taip, daug metimų buvo pro šalį, tačiau tai neišmušė iš vėžių Lino Kleizos. Jis pataiko tritaškį, kuris atgaivina Lietuvos rinktinės viltis. Dabar komandas skiria 7 taškai, Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai priekyje, tačiau dar kartą priminsiu, Lietuvos rinktiniai galimybę į kitą etapą atvertų netgi pralaimėjimas šį vakarą, bet nedidesniu nei 9 taškų skirtumu. 9 taškais galima pralaimėti. 10 ne. 9-0. Lietuvos rinktinė laimi paskutinę atkarpą, kurią Linas Kleiza įtvirtina šito tritaškiu ir dar kažko tokio reikia per paskutinės minutę ir 20 sekundžių, nes dabar kiekvienas epizodas, kiekvienas metimas, kiekvienas atkovotas kamuolys yra aukso vertės. Na, apie auksą žinomas, galvoti mums dar labai anksti, tačiau kad galima būtų apie jį pratęsti svajones, reikia išsigelbėti šios dienos rungtynėse. Bogdanovičius iš Serbijos rinktinės, na taip ironiškai žiūri į švieslentę, be abejo, jam tai netikėtas rezultatas. Ir ko gero daugam netikėtas rezultatas, nepaisant visų mūsų žinojimų ir kalbų apie tai, kad šiame čempionate visos komandos moka žaisti. Lietuvos rinktinė vis tiek yra favoritė ir jeigu Lietuvos rinktinė iškristų, tai būtų Europos krepšinio čempionato viena iš sensacijų. Tokia pat kaip ir rusų arba turkų pasitraukimas jau po pirmojo etapo. Pražanga Renaldui Seibučiui ir ji yra 5-oji Renaldo Seibučio pražanga šios dienos rungtynėse. Keitimas Lietuvos komandai. Aikštelėje pasirodo Martynas Pocius. Kažko labai nervinasi Lietuvos rinktinės trenerių štabas. Diedovičius pataiko baudos metimą. 67-75. Minutė ir 15 sekundžių. 67-76, minus 9 arba 0-0. Lygo. Jau dabar kaip matuosi. Minutė 7 sekundės. Iki ketvirto kėlinio pabaigos. Linas Kleiza pašvagdina Mirza Teletovičių. Pražanga varžovui. Diedovičius yra baudžiamas asmeninė pražanga.
ir jam tai taip pat 4. pražanga. Linas Kleiza meta 2 baudos metimus. Taip užšoko Diedovičius Linui Kleizai už kelio. Nors tokiuose epizoduose viskas kaip visada būna nevienareikšmiška. Linas Kleiza, 2 baudos metimai. Reikia įmesti ir apsiginti. Nepataiko Linas Kleiza baudos metimo, palikdamas tuos pačius 9 taškus Bosnijos ir Hercegovinos komandai. Ir antrasis metimas skrieja pro šalį, bet kamuolys nuo bosnių palieka aikštę ir Lietuvos rinktinė turės kamuolį savo rankose. Dar viena proga, dar viena galimybė. Ir turint omenyje, kad jų jau šiame čempionate gali daug nebūti, reikėtų tą progą pasinaudoti. Jonas Mačiulis, Martynas Pocius. Mantas Kalnietis prašė kamuolio, bet negauna jo. Martynas Pocius laiko kamuolį ir iš tikrųjų galbūt ir teisingai. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. Jo metimas taiklus. Taiklus Lino Kleizos tritaškis. 70-76. Varžovai turi laiko užtektinai savo atakai. Lietuvos komandai dabar reikia neskubėti ir reikia, aišku, reikia apsiginti. Nepavyksta sustabdyti Gordičiaus prasiveržimo, tačiau Gordičius nepataiko. Reikia stabdyti žaidimą. Reikia stabdyti žaidimą dėl to, kad šiandien jau tokia juoda diena, kad apie pergalę net nėra kaip galvoti. Reikia tiesiog išsaugoti tai, kas yra dabar. Martynas Pocius įkerta į baudos aikštelę, netaiklus jo metimas iš po krepšio. Mirza Teletovičius prasižengia prieš jį Mantas Kalnietis ir man atrodo, kad padaro teisingai, dėl to, kad 2 taškai geriausiu atveju yra blogiau negu galbūt 3 taškai, kuriuos galėjo įmesti Mirza Teletovičius kitų savo judesių. 2 baudos metimai. 2 baudos metimai. Mirza Teletovičius iš jų jau prametė šiandieną ne vieną. Taigi tikimybė, kad prames ir dar taip pat yra. Ir tie 2 baudos metimai kol kas negali išgelbėti Bosnių. 3 iš 6 baudų metimus pataikė Mirza Teletovičius. Dabar 4 iš 7. Užtat jis įmetė 6 tritaškius iš 14. Na taip, tai nėra kažkoks fantastiškas pataikymo procentas, bet vis tiek tie tritaškiai buvo triuškinančiai žudantis Lietuvos komandai. Mirza Teletovičiaus baudų metimai mažina skirtumą didina skirtumą, iki 8 taškų, tačiau kol kas tas 8 taškų skirtumas Lietuvos komandą tenkina ir Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Na, Lietuvos rinktinei tiesiog reikia išlaikyti kamuolį iki galo, varžovai turbūt pažeidinės taisyklės. Taigi, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti dabar, tiesiog išmesti kamuolį tam krepšininkui, kuris gali šaltakraujiškai įmesti baudų metimus. Minutės pertraukėlių nebelieka nei Jonui Kazlauskui, nei Aleksandrui Petrovičiui. Taigi viskas, kas nutiks per tas nepilnas 12 sekundžių, priklauso nuo žaidėjų. 70-78. Ir jeigu net tie Lino Kleizos tritaškai, ko gero jau dabar visos viltys būtų palaidotos. Na, aišku, toks dviprasmiškas jausmas dabar, turint omenyje tai, kad Lietuvos rinktinės fanai džiaugiasi net ir tuo, jog Bosnija laimi prieš mus tik tai 8 taškais, bet diena dienai nelygi šiame Europos krepšinio čempionate. Ir ko gero svarbiausias dalykas tą dieną yra negalvoti nei apie rytojų, nei apie tai, kas nutiko vakar. Svarbiausia yra laimėti šiandien arba sužaisti taip, kad to užtektų norint tęsti pasirodymą rytoj. Lietuvos rinktinė su kamuoliu, Jonas Mačiulis grąžins kamuolį į aikštę. Dariušas Lavrinovičius, Mantas Kalnietis, Martynas Pocius ir Linas Kleiza. Jokių pasikeitimų penkete. Išsimeta sėkmingai kamuolį lietuviai. Martynas Pocius gerai pagavo dabar varžovus ant judesio. Ir jeigu ne truputėlį sėkmė, jeigu būtų atsisukusi nors truputėlį sėkmė, Martynas Pocius galėjo užbaigti šią ataką nepaisant tos pražangos. Robertas Javtokas yra leidžiamas į aikštę, suprantama kam. Kovoti dėl atšokusio kamuolio.
ir gynybai prieš paskutinę varžovo ataką. Kaip būtų gerai, jog Martynas Pocius čia būtų įmetęs dvitaškį su pražanga. Dabar 2 baudos metimai. Ir Nedovičiaus pasirodymas jau yra baigtas. 5 asmeninės pražangos jam. Martynas Pocius meta 2 baudos metimus. Martynas Pocius šiandien pelnė 13 taškų. Ir tai yra rezultatyviausios bei geriausios jo rungtynės, tačiau baudos metimas skrieja pro šalį. Skrieja pro šalį ir įtampa nuo to tik tai dar labiau auga. Sakykim taip, mes laimim 1 tašku. Martynas Pocius meta antrąjį baudos metimą. Pataiko, taigi laimim 2 taškais. Negalima praleisti tritaškio. Viskas dabar nuo šito tritaškio priklauso. Mirza Teletovičius meta iš toli ir nepataiko. Na bent jau šį kartą iš tų 8 metrų jam pataikyti nepavyksta. Lieka 60 sekundės ir Lietuvos komanda viską dabar turi savo rankose. Pražanga prieš Liną Kleizą. Šitose beprotiškose rungtynėse, jeigu kas nors ir turi teisę šypsotis, tas žmogus yra Linas Kleiza. Jis meta 2 baudos metimus. Ir ko gero antrąjį galima būtų pramesti, nebepaliekant varžovams jokio šanso. Aišku, jie neturi minutės pertraukėlės, nebegalės išsimesti nei iš aikštės vidurio, nei mūsų aikštės pusėje. Bet nepataiko Linas Kleiza baudos metimo. Ir vis dėlto, per visą aikštę kažkas iš varžovų gali paleisti tritaškį. Linas Kleiza pataiko antrąjį baudos metimą. Metimas iš visos aikštės ir jis laimė yra netaiklus. Va taip va. Lietuvos rinktinė pralaimi Bosnijos ir Hercegovinos komandai rezultatu 72-78. Vėl priverčia, nežinau, atsidurti prieš infarktinėje būsenoje beveik visą Lietuvos šalį, tačiau Lietuvos komandai tuo pasirodymas nesibaigia. Ir dabar iškovojusi 3 pergalės iš 5 galimų, pralaimėjusi po dramatiškos kovos paskutinės rungtynės Bosnijos ir Hercegovinos komandai, Lietuvos rinktinė kartu su Latvija ir Serbija vis dėlto keliauja į antrąjį Europos krepšinio čempionatą. Taigi paliekame Jeseničių miestą ir keliamės į Liublianą. Ir palikdami šitą miestą, ko gero, turėtumėm pamėginti užmiršti viską, kas čia buvo sunku, negerai ir ne taip. Po 2 dienų naujas Lietuvos rinktinės etapas ir ten Lietuvos komandos varžovai bus prancūzai, Ukraina ir galbūt Belgijos komanda, kadangi Izraelis nepasinaudojo savo šansų ir pralaimėjo vokiečiams.